Aš vienas toksai pagerbtas. Ačiū Jums labai. Tai kągi, gal tada ir pradedam. Aha. Taigi startavo mano prezentacija, galim pradėti. Aš gal norėčiau savo prezentaciją šiek tiek atkreipti dėmesį į tai, kad noras save realizuoti, jisai iš tikrųjų yra labai svarbus pradėti verslą. Bet taip pat svarbu ir tam tikros žinios, tam tikros technologijos, galų gale komandos suformavimas, tam, kad tas verslas iš tikrųjų būtų džiaugsmas jums. Nes patirti nesėkmę turbūt yra labai nemalonu, ypatingai jeigu užsiemi savo malonių, reiškia, trokštamų užsiemimų. Tai šitą vietą aš prezentaciją pavadinau to be or not to be, tai reiškia tas pasirinkimas, ar eiti, ar rizikuoti, ar galbūt, reiškia, palaukti. Bet jeigu viduje yra jau subrendęs tas jausmas, tai vienintelio, ką rekomenduočiau, tai šiek tiek pasiruošti ir judėti. Čia reikėtų spaudalioti. Čia gal aš parodysiu savo patirtį, tai jinai iš tikrųjų labai spalvinga, daug visokių brandų, pagrindinai tai yra susiję su mažmeninė, reiškia, veikla, su paslaugom, bet turbūt kalba ne apie tai, tiesiog, kad jūs žinotumėt, jeigu kažkas tai iš tos srities bus įdomu, galėtumėt mane kreiptis. Kas yra tas verslumas, kokia ta verslo anatomija? Tai iš apibrėžimo viršuje aš galiu pasakyti, kad tai yra 3 galbūt pagrindiniai dalykai, kurie mus domina. Tai visų pirma, tai yra jūsų noras užsiimti šitą veiklą, troškimas. Visų antra, tai yra sujungimas kapitalo, reiškia darbuotojų kolektyvų, visokių įvairiausių resursų, tam, kad jūs galėtumėt sukurti paslaugą, produktą. Ir visų antra reikia, ta prasme, turbūt rezultato, tai yra pelno, kad padarius tam tikrą veiksmą liktų kažkokia tai grąža. Kiekvienas iš mūsų galim tą grąžą matuoti labai įvairiai. Tai gali būti, reiškia, kuo daugiau litų, o gali būti kažkokia tai vidinė satisfakcija, bet kuriuo atveju visoje toje veikloje turi būti tam tikras atsiperkamumas tam, kad jūs galėtumėte tęsti savo veiklą. Nes jeigu pinigai baigsis, tai baigsis ir jūsų, reiškia, malonumas. Ir dar vienas elementas, tai visa tai susijęs su rizika. Jūs tiesiog rizikuojate, vieną dieną galbūt bus, reiškia, sunkiau, kitą dieną galbūt bus geriau. Ir tai visą laiką yra palydovas jūsų veikloje. Galbūt klausimas į auditoriją. Kaip jūs galvojat, kas jūs motyvuoja, reiškia, galvoti apie savo verslą? Yra? Vidinės motyvacijos gal. Vidinės motyvacijos. O čia tiesiog įrodyti, kad aš galiu būti verslininkė, ar yra kažkas giliau? Kad verslininkė, jeigu pasakai savo idėją, visi sako, ai, nepavyks, kam tu darai. O pavyks, nes tu nežinai to, ta prasme, aš pasakau, tik dabar ką darysiu, tu nežinai, ką aš darysiu vėliau. Čia savęs realizavimas. Taip. Gal kažkas tai turi dar kažkokių, tai reiškia, motyvų gali pasidalinti su auditorija? Drąsiau, šiaip. Mane tai pinigai veža. Ne, čia be motyvo, ne, tiesiog. Tai, taip. Kuri ten verslo kažkokią idėją, bet pasakai, išsakai, bandai, darai vieną parą, 2 ir jinai labai greitai nugesni mane, čia net negalvok. Nu, okei, vėl darai ir vėl negalvok. Nu, aš žinai, kad tikrai gali taip, nu, tu tą jauti. Vat matosi iš akių, kad, reiškia, yra potencialo. Tai aš sakyčiau, to motyvacijų gali būti labai įvairių. Tai kaip ir minėjau, pinigai, nepriklausomybės noras, kažkokia laisvė, noras, reiškia, būti kūrybiškam, savęs realizavimas. Yra galbūt tokie altruistiniai projektai, reiškia, norisi padėti artimiesiems, pasauliui ir panašiai. Bet prie viso to visą laiką egzistuoja, reiškia, iššūkiai. Tai kaip ir sakiau, yra rizika, yra nesėkmės, galbūt kartais mes suabejojam anksčiau laiko, galbūt, ta prasme, reiškia, mums kažkaip nepasisekė
sakykime taip, tą dieną suprekiauti, ar tai aptarnauti kažkokį tai klientą, ar mums pritruko, reiškia, tiesiog kažkokių ingredientų mūsų produktai, reiškia, ir panašiai. Be abejo, dar yra keli aspektai, kurie yra iš aplinkos, tai yra draugų, kolegų spaudimas, šeimos spaudimas, turbūt, reiškia, galbūt kas jau darė verslą, turbūt jau žinot, kad jisai kartais atima labai daug laiko. Ir tada vyras pradeda klausti, o kur tu esi, o kas vaikus prižiūrės. Draugai galbūt kartais sako, kam tau viso reikia, dirbi, gauni atlyginimą, o čia dabar, reiškia, vargsti, galbūt netgi mažiau uždirbi, negu kad, reiškia, turėjai iki šioliai. Tai visus šitos dalykus reikia įsivertinti. Ir tai yra iš tikrųjų kliuviniai, kuriuos reikės įveikti. Ir ta prasme, turbūt dar prie verslumo, tai ko iš tikrųjų reikia, tai ne tiek ir daug. Tai surasti galimybę, įsivertinti, efektyviai ją realizuoti, ir tada džiaugtis rezultatais. Ne? Atrodo paprasta. Aš čia specialiai padėjau keletą, reiškia, sėkmingų ir žinomų verslininkų pasaulinio lygio. Čia galbūt labiausiai, ta prasme, yra Amerika. Tiesiog specialiai dar parodžiau, reiškia, atskiriau merginas, reiškia, ir vaikinus. Tai tiesiog šito pavyzdžių norėjau pademonstruoti, kurgi tos sėkmingos, reiškia, idėjas atsiranda. Dažnu atveju, reiškia, pasižiūrėjus į, reiškia, žmonių, sakykim taip, biografijas, mes galim pamatyti, kad tai yra būtent tas toks gyvenimo būdo, savęs pajutimas, savęs realizavimas, ir jeigu jisai yra labai labai stiprus, tai jisai po to ir pasireiškia ir versle. Tai ponė Sofija, jinai, reiškia, atidarė internetinę parduotuvę madingų rūbų. Pati kūrė, pati aprašo, reiškia, pati daro reklamą ir panašiai. Šiandien vienas sėkmingiausių šio laikmečio Coco Chanel. Ponia Debbie, reiškia, jai buvo įdomu, reiškia, desertai. Jinai sukūrė franšizių verslą. Vienas didžiausių dabar desertų, reiškia, tinklų, Miss Fields vadinasi, pakankamai sėkmingai sekasi jai. Sara sukūrė naują, reiškia, apatinių rūbų liniją, kuri pagražina kūno formos ir, mes galim būti dar gražesnis. Aš apie save irgi dar gražesnės, negu kad esame. Tai iš tikrųjų, reiškia, kas yra įdomu, kad jeigu žiūrėti į vyrus, tai jie šiek tiek labiau arčiau technologijų. Jie bando pagauti, reiškia, tą kažkokį tai naują technologiją ir kažką tai sukurti. Tai Jeffas Bezosas, tai yra Amazono įkūrėjas, Elon Musk, jisai dabar, reiškia, vienas garsiausių turbūt elektromobilių, reiškia, gamintojų, dirba su kosminiam technologijom, sukūrė kažkokią tai naują bateriją. Richardą Bransoną tai irgi turbūt žinot, jisai daug visokių verslų yra išbandęs, bet pas jį irgi toks yra, reiškia, toks mados iššūkis, reiškia, sulaužyti kažkiek tai nuostatas, padaryti tą brandą seksualiu ir panašiai. Tai šitą skaitę norėjau tik pademonstruoti, kad labai svarbu, reiškia, bandyti pajausti, kas man įdomu. Ir, reiškia, ir tai gali būti labai stiprus motivatorius. Dar galbūt vienas aspektas, tai čia vienas turbūt garsiausių to laikmečio, reiškia, išradėjų ir turbūt ir verslininkas Thomas Edisonas. Tai čia yra daug jo, reiškia, citatų, bet viena tokia yra svarbiausia. Mes net nesuvokiam, kaip arti mes būname kartais, reiškia, tos sėkmės. Užtenka padaryti, reiškia, vieną žingsnelį ir mes jau galėtume atsidurti visai kitai planetai, visai su kitais iššūkiais ir su kitom galimybėm. Bet kartais mes nežinome, kur tą žingsnį dėti. Ar į priekį, ar į šoną, ar draugo paklausti, ar mamos. Tai iš principo visi mes galim, mes turim potenciją. Dar vienas, reiškia, aspektas, ko reikia verslininkui, kokios savybės dažniausiai pas juos, reiškia, dominuoja. Tai pirmoji tokia viena iš stipresnių, tai yra pasitikėjimas. Pasitikėjimas savim, pasitikėjimas to, ką aš darau. Ir tai yra labai, labai svarbus dalykas, nes jeigu aš pradedu abejoti mano komanda, pradedu abejoti mano klientai, verslas sustoja.
Kitas svarbus atributas yra kontrolė, bet ne ta kontrolė, kad tu ten eik ten, atnešk šitą, o kontrolė savo likimo. Jie tiki, kad jie reguliuoja savo likimą. Ne likimas jos, o jie. Jie keičia aplinką, jie keičia aplinkybės, jie renkasi su kuo bendrauti. Pakankamai svarbu yra susikaupti ties tikslu. Dažnu atveju mes irgi turbūt pajaučiam, kad grįžę po darbo jau neturim galimybių, reiškia, nieko daryti, bet čia yra labai svarbus momentas, kad aš turiu kažką pasiekti. Aš turiu šiandien padaryti kažkokį tai veiksmą, kad rytoj galėčiau daryti sekantį veiksmą. Svarbi labai savybė megzti ryšius. Pamatysit, kai susidursit su idėja, su jos, reiškia, analizė, pamatysit, kiek daug informacijos reikia surinkti, kiek, sakykime taip, žinių, ryšių, galų gale, ta prasme, reiškia, pačios komandos jums reikės, kad padaryti, reiškia, tą verslą. Nes tai yra iš tikrųjų kompleksinis dalykas. Mes negalim būti ir geri finansistai, ir geri marketologai, ir tuo pačiu pardavėjai, ir dar gamybininkai. Mes turime sukurti, reiškia, gerą branduolį ir pasidalinti tais tom atsakomybėm. Svarbu taip pat, reiškia, nebijoti rizikuoti, bet ne taip rizikuoti, užlipom ant stogo ir stovim, reiškia, prie krašto, to iššoksim. Čia rizika turime omeny pamatuotą riziką. Tai yra, jeigu aš šiandien įdėsiu, niekas negarantuoja, kad, ta prasme, rytoj man grįž. Bet jeigu aš šiandien įdėsiu, galbūt rytoj aš gausiu 10 kartų daugiau. Ir, reiškia, kokia yra tikimybė viso šito. Jeigu tikimybė yra arti realumo, aš rizikuoju. Jeigu yra abejonių, jeigu yra maža grąža, aš atsisakau. Tai apie tokią riziką. Tolerancija neapibrėžtumui, tai irgi pakankamai svarbus momentas. Mes visi turbūt pripratę esame, reiškia, tėvai mumis pasirūpino, darbė mums duoda nurodymus ir panašiai, bet čia yra labai daug neapibrėžtumo. Verslas yra šiandien taip atrodo, rytoj gali būti kitaip, reikia viso to nebijoti, o adaptuotis. Tai tam aš noriu pademonstruoti vieną, reiškia, vaizdelį. Taip atrodo, reiškia, verslo pradžia. Žmogus lipa laiptais. Dabar parodysiu sekantį dalyką, kai jisai palipėjo keliais laipteliais į viršų. Taip atrodo, kai jisai šiek tiek palipėjo ir pasižiūrėjo, reiškia, kas ten dedasi. Ir tiesą sakant, pirmas įspūdis, wow, ką daryti? Čia jau visai kitokie laiptai. Aš visai kitaip įsivaizdavau, čia didesnis mastas, čia dar kažkokie žmonės. Bet patyręs verslininkas, reiškia, iš principo į visą tai žiūri ne kaip į blogį, o kaip į galimybės. Jisai ieško, kaip man adaptuotis prie viso šito, kaip man gauti iš to naudos. Tai jeigu jūs sugebėsite, reiškia, savyje tą neapibrėžtumą valdyti ir vietoj baimės iš karto žiūrėti, o kasgi čia yra, sakykime, man naudingo, o kaipgi aš čia galėčiau su savo žiniom, resursais ir panašiai prisitaikyti, tai jūs galite būti sėkmingi. Čia yra Darvino turbūt dėsnio, reiškia, iliustracija, tai kad išgyvena nestipriausias, o tas, kuris geriausiai prisitaiko prie aplinkybių. Tai tą turėkite omeny. Dabar galbūt kažkiek tai jau judam link to, kad aš norėčiau duoti kažkokias tai gairias, kaip apsisaugoti nuo visų šitų dalykų, nes papasakau daug tokių labai baisių galbūt, reiškia, baimių, rizikų, reiškia, ir panašiai. Yra metodai, kaip tai galima būtų valdyti ir padaryti pakankamai neskausmingai ir judėti neužsimerkus, o atmerktom akim. Tai visų pirma yra šakos pasirinkimas, verslo šakos. Tai yra sritis, kurioje jūs norėtumėte, reiškia, dirbti. Pavadinau tai teisingos verslo šakos pasirinkimas. Tai jums reikėtų sukaupti informaciją apie tą verslo šaką. Ar jinai yra perspektyvi, ar jinai auganti, kaip joje, reiškia, konkuruojama, ar tai yra dideli žaidėjai, ar tai maži žaidėjai, kokie atributai yra pakankamai svarbus klientui, kokie mažiau svarbus, į ką reikėtų, reiškia, orientuotis, kokių resursų reikia, kad būčiau sėkmingas, ar didelio kapitalo, ar čia gali būti mažas kapitalas, kokių kompetencijų reikia, leidimų kokių reikia ir panašiai.
Visi šitie dalykai jums leis gerokai geriau pasiruošti verslo pradžiai. Taip pat yra svarbu gauti informaciją iš žmonių ekspertų šitos šakos, turėti prieigą prie jų. Jie jums gali jūs paprotinti, paaiškinti, kur yra rizikos, kurios galbūt jūs nepamatėte, galbūt suvesti su žmonėm, kurie padės jums toliau vystyti, paaiškins, kokia įranga yra svarbi, kokia nesvarbi, kokia lokacija yra svarbi. Dar vienas būdas mažinti riziką yra į partnerius prisitraukti žmonės, kurie jums padės kompleksiškai užimti šitą verslo nišą. Ką aš turiu omeny, tai yra, jeigu jūs esate geras prekybininkas arba jūs esate geras technologas, tai jums reikia į komandą pasiimti gerą marketologą, jums reikia pasiimti į komandą gerą kažkokį tai, sakykime taip, vadybininką, kuris tą verslą organizuos, suras finansavimą ir panašiai. Tai šitoj vietoj jūs iš karto turėtumėt įsivertinti, kurioje vietoje yra mano stiprybės ir kurioje vietoje man dar trūksta žinių, kas galėtų būti tas partneris, kuris man padės tai kompensuoti. Kodėl tai yra svarbu? Aš tiesiog jums pailiustruosiu keletą pavyzdžių mirusių verslų, kurie visai neseniai, arba mirštančių, kurie visai neseniai atrodė, perspektyvus. Mes turbūt neseniai, fotografavom juostiniais fotoaparatais, visai neseniai maigiam telefonus su mygtukais, bet šiandien dienai mes jau to nedarome. Satelitinės antenos gal pas mus dar yra, bet jau irgi tai mirštantis verslas. Kurgi galima gauti informacijos, ar tas verslas perspektyvus? Tai visų pirma pasižiūrėti, o į ką investuojama yra. Čia aš tiesiog pateikiau 2013 metų, 2014 metų tendencijas ir matom, kad programinė įranga yra labai aukštoj vietoj pagal investicijas, biotechnologijos, IT servisas, spauda ir pramogos, bet vėlgi turbūt skaitmeninė spauda ir pramogos. Visą tai jums gali sufleruoti, tai yra perspektyvu. Bet čia yra labai toks, general vaizdas. Jau jeigu jūs pasirinkote kažkokią tai nišą, jūs turite čia sukaupę kompetenciją, lyskite dar giliau analizuokite. Analizuokite, kurioje šalyje, tas augimas yra. Analizuokite, per kokias priemonės tai vyksta. Sekantis dalykas, ką jau turbūt Daiva kažkiek palėtė, savo idėją pabandykite ištestuoti. Čia sėkmingo verslo testas, 3 klausimai. Tai ar jūs sprendžiat su savo paslauga arba su savo produktu vartotojų problemą? Ir šitoje vietoje tas atsakymas turi būti nesubjektyvus, o objektyvus. Nes kartais mes įsimylime idėją ir sakom, taip, mes sprendžiam. Bet jeigu nueinam pas savo, draugą, arba, pristatom tai kažkokiai tai auditorijai, mes galime sulaukti, komentarų iš serijos, ne, tai neaktualu, man gerokai aktualiau, kažkoks tai kitas aspektas. Ir tai yra aukso vertės informacija. Mes iš tikrųjų galime į tai atkreipę dėmesį, ne kaip į kritiką, o kaip į užuominą, mes galime iš tikrųjų surasti kažką, ko mes anksčiau nepastebėjom. Ir jau iš karto turėti, sakykime taip, tam tikrą rinką, kuriai mes ruošiame savo produktą. Sekantis galbūt klausimas yra, ar mes turime geresnį būdą spręsti problemą klientų. Nes daugeliu atveju mes kažkokias tai savo problemas vienaip arba kitaip jau sprendžiam. Tokių, problemų, kurios nebūtų, bandyta spręsti, turbūt yra ne tiek ir daug. Tai turbūt jau egzistuoja tam tikri analogai šito sprendimo. Ir mes turėtume pasilyginti savo sprendimą su to sprendimu, kuris egzistuoja. Ir pasižiūrėti, ar mūsų sprendimas yra efektyvesnis. Jeigu ne, jeigu mes nesukūrėm jokios vertės, vėlgi einam galvoti toliau. Ir paskutinis klausimas yra, ar mes sukūrėm kažkokią tai vertę klientui. Tai yra, ar jisai gauna kažką patogiau, ar jisai nuo to pasijaučia geriau, ar jisai už tai moka mažesnę kainą. Jeigu į šitą klausimą taipogi turime atsakymą taip, o mūsų idėja labai gera. Dar vienas pasufleravimas yra tokia formulė. Aukštos išlaidos plus žema paklausa yra nuostoliai. Atvirkštinė formulė būtų mažos išlaidos, aukšta paklausa būtų pelnas.
ką aš norėjau pademonstruoti šitą formulę? Aukštos išlaidos. Dažnu atveju mes esame tokie perfekcionistai, mes norime sukurti tobulą produktą. Mes investuojame labai daug dėmesio, reiškia, sukišam labai daug pinigų ir niekam nerodom, kol jisai nėra tobulas. Nes, bijom, kad mus išjoks, galbūt mes, reiškia, nepasiruošę dar ir panašiai. Bet visą tai veda prie aukštų išlaidų ir neaišku, ar yra paklausa. Tai amerikietiška mokykla sako apie tai, kad jūs turėtumėt visų pirma sukurti minimum value produktą. Tai yra, reiškia, mažąją formą savo prototipo ir parodyti jį auditorijai. Ar jau yra kažkoks tai atsakas, ar tikrai, reiškia, tai yra įdomu. Taip jūs sumažinsit šitas išlaidas. Ir taip pat patikrinsit, ar paklausa yra tinkama. Ir galimai tada jau, reiškia, jeigu atsiranda, sakykime taip, pasitikėjimas jūsų produktų, yra aktualumas, jūs jau galite tada pradėti eiti į rinką ir pakankamai drąsiai tobulinti savo produktą iki, sakykime, tų, reiškia, standartų, kuriuos jūs esate išsikėlę. Bet dar geriau iki tų standartų, kurie yra aktualūs klientui. Taip. Dar vienas dalykas, kaip ieškoti idėjas. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad daug lengviau išspręsti žinomą problemą negu nežinomą. Iš tikrųjų, kodėl? Nes naujas produktas jisai negali būti šiek tiek geresnis. Jisai turi būti gerokai geresnis. Ir tai liečia ne tik tai, sakykime, taip kainą, bet ir liečia funkcionalumus. Nes kitaip, jeigu tai yra nepakankamas skirtumas, žmogus dažnu atveju iš įpročio sakys, o kam? Man nereikia, man neįdomu. Dar vienas dalykas, kuris yra pakankamai svarbus, tai reiškia, mes, sakykime, vartodami tam tikrus produktus, mes paliekame pėdsakus, kur mums kažkas netinka ir kur galimai gali atsirasti nauja niša, naujas produktas. Tai šitoj vietoj, kaip mes tai padarom? Mes kritikuojam produktą, mes rašom apie jį prastą atsiliepimą, kad jisai per mažas, arba jisai per didelis, arba jisai per brangus, kažko jame trūksta. Tai elementariausia turbūt yra paieškoti tokios informacijos kokioj nors internetiniai parduotuvėje, pavyzdžiui, Amazone, suvesti kažkokį tai produktą, kuris yra artimas jūsų idėjai ir pabandyti pasiskaityti, ką apie jį rašo klientai. Kas jiems netinka arba kas jiems tinka. Visi šitie atributai, ta prasme, jums gali pasufleruoti. Taip, tai yra stipru arba ne, aš kažkur tai dar nedadirbu. Dabar, kodėl naujas produktas, toks, reiškia, naujas dviratis, nėra, reiškia, sakykime taip, panacėja, arba kodėl aš sakyčiau, tai yra labai sunku. Tai visų pirma, per tokį diagramą norėčiau pademonstruoti, koks yra sėkmės, reiškia, procentas. Tai iš 3000 naujų idėjų, čia tyrimo instituto vieno, reiškia, statistika, iš 3000 naujų sugeneruotų idėjų, sėkminga buvo tik tai viena. Procentas žiaurus, jo. Šiaip pagodai, tai sakyčiau taip, ta prasme, reiškia, 10 kartų tik tai, reiškia, buvo mažiau pasirašytų idėjų. Tai yra tas idėjas, kurios instituto, reiškia, sakykime taip, atrankos komisija, pavadinkim, atrinko ir sako, okei, vystykite. Tai reiškia, jau 10 kartų, ta prasme, reiškia, sumažino. Bet sėkmingas produktas buvo tik tai vienas. Mažesni produktai, ten matau, reiškia, 9. Tai procentas iš tikrųjų nėra labai didelis. Ir tai turbūt, reiškia, parodo ir tai, kad labai super kažko, labai išradingo, super inovatyvaus ir panašiai mes ir negalim sukurti, kol mes nepripratom prie to, kol tas, reiškia, poreikis neprisigretino prie mūsų, sakykime, kasdienybės. Tai sekančių grafikų aš turbūt parodysiu tą kelią. Tai čia pirmosios 2 atkarpos, tai yra inovacijų mėgėjai. Jūs sukūrėt produktą ir yra žmonių grupė, bet tik tai labai negausi, kuriems galbūt tai gali būti įdomu. Jie iš principo domisi naujienom. Jiems įdomu, čia kažkas tai naujo, žalio, minkšto, ten nežinau, reiškia, kitaip darančio ir panašiai. Bet šitą vietą produktas susiduria su vienas svarbesnių iššūkių. Tai yra, jisai nėra adaptuotas masiniai rinkai.
Ir surasti tą sėkmės receptą yra labai sudėtinga. Surasti, kaipgi jį pateikti tai masiniai rinkai, kad jinai pradėtų pirkti. Nu, čia pavyzdžiai, ta prasme, iš mūsų, reiškia, praeities, tai aš prisimenu liktai kažkur tai statistiką, kad šaldytuvai skynėsi kelią į mūsų, reiškia, buitį apie 7 metus. Reiškia, televizorius, man atrodo, dar ilgiau, man atrodo, apie 12 metų. Tai nors atrodo, kaipgi jie gyvena be televizorius, dabar pas mus jie visur yra. Bet kelias yra iš tikrųjų labai neprastas. Dabar galbūt, reiškia, keletą iliustracijų iš mano galbūt gyvenimo patirties. Tai reiškia produktas, technologija, rinka ir panašiai, kaip jie tarpusavę koreliuoja. Aš pradėjau kažkada tai dirbti su Pigų projektu, aš prisijungiau prie jo 10 metais, jisai startavo 2008 metais. Pozicionavosi jisai taip, kad kitaip įsigyti smagu. Internetas, platus asortimentas, pirkite ir tiesą sakant, rezultatas nekoks. Daug pinigų išleista, bet, reiškia, tai nieko nesužavėjo. Teko ieškoti kažkokių tai sprendimų. Tai visų pirma pradėjom analizuoti klientus. Čia yra diagrama, reiškia, segmentavimas pagal tam tikrą technologiją, Nitskupas yra, kuris suskirsto mūsų į grupės. Aš gal trumpai, viršuje ten linksmos merginos važiuoja, inovatyvus segmentas. Jie mėgsta naujoves. Jeigu atsiranda, reiškia, kažkokios naujos kelnės, ar tai mašinos, ar tai gadžetai, jie pirmieji tai pabando ir, ta prasme, reiškia, įneša į rinką. Toliau yra elitas. Jie nori tokio ekskliuziviškumo. Toliau yra racionalūs pirkėjai, tai vadybininkai. Čia mes turime pribotus pirkėjus, čia yra pensininkai, studentai, kurie turi mažas pajamas ir jiems reikia išgyventi iš tų pajamų. Yra žmonės orientuoti į šeimas ir yra nerūpestingi pirkėjai, čia galbūt vėlgi dar jauni žmonės, dar nesubrendę, jie neturi, reiškia, kažkokių tai vertybių, užtat jie, ta prasme, reiškia, kopijuoja elgesį, dažniausiai tų inovatyvių žmonių. Pasižiūrėję, ta prasme, reiškia, kritiškai, kamgi mes galime būti įdomus, kaip internetinė parduotuvė, ką mes galime, reiškia, sukurti, tai mes atrinkome keletą grupių. Tai yra racionalūs pirkėjai, nes jiems yra įdomi kaina, kokybė ir laikas, ir praktiški pirkėjai, nes jiems taipogi yra labai svarbu kaina, kokybė, laikas. Kodėl taip vyksta? Nes vieni dėl karjeros neturi laiko, turi kažkokį tai atlyginimą, nenori jį įkvoti bilekam ir, ta prasme, kokybė jiems yra pakankamai svarbu, nes, šiukšlinėlis, reiškia, jis niekam nereikalingas. Tai šitoje vietoje šitiems žmonėms yra svarbus tie atributai. Mes kaip Pigų galimai galim tai pasiūlyti. Mes galime pasiūlyti mažesnę kainą produktų, nes pas mus nėra parduotuvių, pas mus nėra lentynų, mes neinvestuojame į likučius, nes kiekviena parduotuvė turi turėti likučius. Ir šitoje vietoje mes galime būti taip pat patogus kaip dabartinės parduotuvės. Jūs galite tai nusipirkti, reiškia, būdami darbe, ar tai namuose, ar tai, reiškia, dar kažkaip tai. Sekantis dalykas, mes paanalizavom konkurenciją. Tai iš ko mes turėtume atimti, reiškia, klientus. Tai pradžioj konkurencija vyko tarp internetinių parduotuvių, bet pasižiūrėjus skaičius mes pamatėm, kad tai yra tik tai 1%, 99% yra realios parduotuvės. Tai yra senukai, Maxima, reiškia, į kurios einam, reiškia, perkam ir panašiai. Ir čia toptelėjo tokia labai paprasta mintis, tai kokio velnio? Mes turime sakyti, kad mes esame pigesni už tas parduotuvės, į kurias dabar eina pirkėjas, tam, kad jisai ateitų pas mus. Rezultate, čia mes, reiškia, padėliojom tas verties, sakykime taip, grafiką ir, reiškia, mes turėjom sukurti kažkokį tai produktą, kuris yra iš tikrųjų vertingas žmogui. Ir ta formulė skambėjo taip. Mes duodame tos produktus, kurios klientas nori, kuriais domisi, už geresnę kainą, duodame tai saugiai, nes vis tiek dar naujokas, jisai turi, reiškia, įrodyti, kad jisai yra saugus. Ir duodame taip, kad tai nebūtų, reiškia, atotrukis tarp to, ką šiandienai žmogus vartoja, kaip jisai vartoja, ko arčiau tų, reiškia, sakykime taip, įpročių.
Tai šito reiškia pavyzdžiui, aš pabandžiau pademonstruoti, kad technologija dar ne viskas. Pririšimas jos prie poreikių yra turbūt svarbiausia dalis. Dabar, kur galima dar žvejoti? Va, čia galbūt parodysiu tą mišką, kur auga grybai. Tai iš principo galimybės atsiranda pokyčiuose. Kai atsiranda naujos technologijos iš tikrųjų duoda labai daug, sakykime, tai pranašumo. Ir dažnai, reiškia, senosios kompanijos, kurios valdo rinką, jos netaip imlios, reiškia, technologijom, nes jos sukūrė kažkokį tai verslo modelį, jis yra pelningas, man yra fine ir, ta prasme, ir jos pamiršta. Užtat, reiškia, naujokai dažnai turi pranašumą, nes jie su nauja technologija tai daro efektyviau. Sekantis galbūt, reiškia, lopinėlis miško, tai yra socialiniai demografiniai pokyčiai. Tai yra, kai mūsų, sakykime taip, bendruomenė kažkaip sluoksniuojasi, reiškia, jinai keičiasi. Tai galva čia vienas iš tokių, reiškia, demografinių tendencijų. Tai gyventojų senėjimas. Vis mažiau, reiškia, gimsta vaikų ir mes vis ilgiau gyvename. Ir tai veda prie tokios tendencijos, kad vis daugiau žmonių, vyresnio amžiaus, reiškia, bet jiegi gyvena toliau, jie, ta prasme, jie turi savo poreikius. Jie yra kitokie, negu kad buvo iki šioliai. Bet tai yra didžiulė rinka. Kitas dalykas, matom, kad, reiškia, mes turime vis įvairesnę etninę ir religinę įvairovę. Čia irgi, jeigu anksčiau mes buvom Sovietų Sąjungoje visi vienodi, tai dabar ir tikėjimai, ir, ta prasme, ir papročiai, ir panašiai, yra pagal tai, kaip žmogus jaučia, o ne kaip turėtų būti, reiškia, ten, nežinau, nurodymas iš vyriausybės pusės. Auga sveikatos problemos, vėlgi, tai surišta ir su senėjimu, bet tai surišta ir su, reiškia, maitinimu, su mūsų judėjimu, su mažesnė apkrova ir panašiai. Šitos tendencijos vėlgi atveria labai daug galimybių. Ir trečias, reiškia, šiek tiek sudėtingesnis, tai yra politiniai ir reguliavimo taisyklių pokyčiai. Jie taipogi mums atveria galimybės, sakyčiau, tam tikros dereguliuojamos, reiškia, sritis, juose galima atrasti naujų rinkų. Reguliuojamos sritis, tai jos veda prie to, kad iš vieno vartojimo keičiasi į kitą vartojimą. Čia šiek tiek galbūt pademonstruosiu keletą, reiškia, pavyzdukų. Tai čia yra Gartnerio, reiškia, diagrama, kuri leidžiama kiekvienais metais ir tai yra organizacija, kuri reitinguoja, sakykime taip, tam tikras technologijas, reiškia, ir panašiai. Ir vat čia mes matome visą sąrašą naujų technologijų, kurios skinasi kelią į rinką. Reiškia, va čia vat yra pradžia, čia jau, ta prasme, jau šiek tiek jau prie piko, ten yra nusistovėjusios technologijos. Visą tai pastudijavus galima pradėti jaukinti tas technologijas prie savo verslo ir galvoti apie tai, o kaipgi aš galėčiau tai padaryti geriau. Dabar šiek tiek apie socialinio demografinio galbūt privalumo, reiškia, išnaudojimą. Turėjom tokį užsakymą, užsakovas norėjo turėti stiprią elektroninę parduotuvę, ne ką prastesnė negu kad pigų, bet antros pigų turbūt yra pakankamai sudėtinga, reiškia, padaryti, nes, iš principo yra jau vienas lyderis, antras turbūt jau lyderių netaps arba, reiškia, tokių labai perturbacijų reikia. Mes pradėjom ieškoti nišą. Ir čia mes pasiskaičiavom ir pradėjom, reiškia, žiūrėti, o kasgi galėtų būti va tokio, sakykime, labiau segmentuoto. Ir turbūt pavadinimas daug ką, reiškia, sako, mes atsisukom į moterų pusę. Pradėjom galvoti, o kaipgi sutkurti va tokią, va, reiškia, populiarią parduotuvę, bet ne visiems, o konkrečiai moterims. Tai atmetimo būdu, vėlgi pagal jau papasakotą metodologiją, mes atsirinkome 3 kategorijas. Tai vėlgi racionalios pirkėjos, praktiškos pirkėjos, nerūpestingos pirkėjos. Kas jos jungia? Tai, reiškia, visų pirma, lytis, moteris, kaina, kokybė, laikas, mes tai norėtume, reiškia, pateikti, nes internetas tai, reiškia, leidžia. Kitas momentas yra, jinai nori būti patraukli ir madinga ir šiaip jinai nori būti laiminga moteris. Tai atitinkamai čia atsiranda, reiškia, galimybių. Labai daug galimybių identifikuoti save, pasidaryti nišinių ir tapti, sakykime, tai patraukliu. Pradėjom analizuoti rinką. Iš tikrųjų,
pagalvojom pradžioje, ar ne per mažas segmentas. Tai iš tikrųjų moterų netgi yra šiek tiek daugiau negu kad vyrų. Pradėjom analizuoti, kurgi jos gyvena. Labai daug moterų gyvena, reiškia, 7 didžiausiuose miestuose. Labai patogu, ekonomiškai efektyvu, reiškia, pasiekti jas per, reiškia, sakykime, taip masinės rinkas. Dar pradėjom, reiškia, sakykime, taip ieškoti, ar mes turim būti labai jaunatviški, ar mes turim būti šiek tiek brandesni. Čia vėlgi pagal amžių mes bandėm pasiskaičiuoti. Kitas momentas, pradėjom galvoti, šiaip toks standartas, reiškia, kai mes kalbam apie moteris, tai jos liktai turi būti jau šeima ir tai jau standartas, į kurį mes turim orientuotis. Bet pasiskaičiavę, pasižiūrėję, mes matom, kad labai didelis procentas moterų, jos negyvena šeimoje ir, ta prasme, ir į tai apeliuoti, yra šiek tiek galbūt sudėtinga ir galbūt neteisinga. Pradėjom analizuoti, reiškia, ar vaikai yra aktualūs. Tai, sakyčiau, 20% turinčių vaikų galbūt tai nėra, ta prasme, reiškia, pats svarbiausias galbūt, reiškia, akcentas. Pasižiūrėjom į finansinę padėtį, matom, kad, iš tikrųjų rinka labai potenciali. Iš to mes suformavome portretą. Tai šitą vietoj mes neapeliavom į šeimą, mes neapeliavom į statusą, reiškia, šeima, ar ta prasme, ar tai vaikai, ar tai dar kažkas. Mes kūrėme parduotuvę laimingai moteriai. O jeigu ten bus, reiškia, moterų, kurios bus ištekėjusios arba bus su vaikais, tai jau nėra netoks ir svarbus, reiškia, elementas. Tada pradėjom konstruoti pasiūlymą. Konstruoti pasiūlymą iš kategorijų. Pasižiūrėjom, kokios kategorijos yra didelės, kurios aktualios. Susidėliojom, sakykime taip, kiekvienai kategorijai rolės. Tai kaip pavyzdys, kosmetika, parfumerija yra, reiškia, noras būti patraukliai. Ir čia, reiškia, kompanija, kuri, reiškia, užsakė šitą produktą, jinai buvo sukaupusi ten didžiausią kompetenciją. Drabužiai, avalynė, norim būti madingi. Ir pradėjom žiūrėti kitas kategorijas. Pavyzdžiui, namų apyvoka yra turbūt labiau namų šeimininkės atributas. Jeigu mes pradėsime dėlioti jos visus iš eilės, galimai mes nepataikysime į auditoriją. Jeigu pradėsim dėlioti pagal tam tikrą prioritetą, mes galimai labai gražiai pataikysim į auditoriją. Taigi, sukonstravę pasiūlymą, mes po to bandėm apibriežti patys savo komandoje, kasgi yra ta moteris. Ir, reiškia, nebandėm rašyti graži, ten, reiškia, liekna, ten 1,70 m, o bandėm per tam tikrus atributus jos. Ir tiesą sakant, čia buvo labai didelis iššūkis. Čia buvo žiauriai sudėtinga sutarti. Ar, pavyzdžiui, muzikoje Eros Ramazoti yra, reiškia, jos mėgiamas atlikėjas, ar kas nors kitas. Bet to nepadarė, mes turbūt labai sunkiai galėtume aiškiai komunikuoti, aiškiai parinkinėti asortimentą, aiškiai organizuoti savo, sakykime, taip, paslaugos standartą. Jeigu viso to būtume nepadarę, pas mus būtų mišrainė. Galimai vienas sakytų, reiškia, užtenka ir to, o kitas sakytų, ne, reikia tokio lygmens. Dabar dar viena metodika, kuri mano manimu gali būti jums labai naudinga, nes jinai leidžia kurti, sakykime taip, naujus produktus iš esamų. Ir, reiškia, iš principo periminėti rinką, kuri jau yra sukurta, o ne kurti tą rinką patiems. Tai yra žydrųjų vandenų strategija. Aš gal labai glaustai pereisiu, bet tiesiog rekomenduoju jums atkreipti į šitą strategiją, į tą metodiką, pasiskaityti knygą. Galbūt pagrindinis momentas šitos strategijos yra toksai. Tai, kad analizuodami produktą pagal tam tikrus kriterijus, kaip pavyzdys kaina, dizainas, pasirinkimas, dydis, ką mes į tą produktą, reiškia, sudedam, mes galime tas savybės prioritizuoti. Reiškia, vienos savybės bus labai svarbios vartotojui, kitos bus nelabai svarbios, trečios bus suprastos kaip, taip priklausom, taip turėtų būti. O čia yra prisiūta saga, jinai turi būti. Bet galbūt jos ir nereikėtų. Analizuodami visą šitą dalyką, mes galime, vienas dalykas,
sumažinti sąnaudas, atsisakius arba sumažinus nereikšmingas savybės. Ir mes galime padidinti vertę, reiškia, klientui, sustiprinus arba sukūrus naujas savybės, kurios vartotojui gali būti labai labai svarbios. Taip mes galime iš tikrųjų sukurti visiškai naują produktą. Kartais netgi mes galime patekti į visiškai naują rinką. Tai yra produktas, kuris anksčiau buvo labai brangus, jisai gali staiga tapti prieinamas. Nes mes jį atpiginom kai kuriais atvejais, bet mes nepraradom vertingų dalykų. Dabar aš gal pademonstruosiu tai ant tam tikro produkto, kad būtų aiškiau. Čia iš tikrųjų taip galima daryti su bet kokia paslauga, taip ją pjaustyti ir ieškoti, bet čia toksai paimtas iPhone, reiškia, variantas. Tai kaip mes matom, kainoje mes nieko nenuleidom, mes netgi premiją padarėm. Bet mes sumažinom pasirinkimo galimybę, modelių pasirinkimą. Mes išleidom vieną telefoną. Mes sumažinom mygtukus, atsisakėm jų, jie nereikalingi. Mes sumažinom, sakykime, universalumą vidaus programinės įrangos. Tai yra, mes nedėjom Windowsus, kurie, reiškia, gali įspręsti viską, ne? Ir ten yra ir Excelis, ir Wordas, ir PowerPointas, ir panašiai. O mes įdėjom tik tai aplinką, į kurią po to galėsim sudėti to, kas mums bus reikalinga, mažasis programėlės. Bet mes pradėjome kelti, sakykime taip, galimybės telefono taip, kad jis veiktų kaip kompiuteris. Mes jam įdėjome mobilų internetą, mes jį padarėme stilingu, mes jį padarėme lengvai naudojamu ir dar sukūrėme programėlių parduotuvę. Tai kaip matot, tai leido, reiškia, sukurti visiškai naują produktą. Jeigu mes anksčiau konkuravome, reiškia, vienoje rinkoje, mes atsidūrėme visai kitoje rinkoje. Tai šitas pavyzdys tik tai kaip iliustracija, jūs galite pasižiūrėti, reiškia, ir per šitą prizmę ir kažkokius tai verslus, su kuriais jūs esate susidūrę ir pabandyti paieškoti, sakykime taip, naujų atsakymų. Čia tikrai yra pakankamai galingas instrumentas, jis dar pasaulyje nėra taip labai išeksploatuotas. Na ir pabaigai, organizatoriai manęs prašė, reiškia, pristatyti template'ą, tai yra, sakykime, modelis, pagal kurį, reiškia, jūs dirbtumėt ir pristatinėtumėt savo verslo idėją. Tai yra verslo išklotinės modelis, čia jisai pateiktas anglų kalba, bet aš padariau vertimą. Remiantis jo, jūs bandysit, reiškia, savo verslo idėją, sakykime taip, kristalizuoti, aprašyti ir, ta prasme, ir turbūt, kad po to, reiškia, komunikuoti investuotojams. Tai visų pirma, čia yra 4 dalis. Viena dalis yra surišta su produkto, sakykime taip, paslaugos aprašymu, vartotojų aprašymu. Kita dalis yra surišta su resursais. Trečia dalis yra surišta su paskaičiavimais, tai kiekgi mes prigeneruosim pajamų. Ir ketvirta dalis, tai kiek mes turėsim, kiek mes patirsime išlaidų. Trumpai, reiškia, pereinant per, reiškia, kiekvieną iš elementų, tai pirmasis klausimas yra, tai kokias problemas klientų mes, reiškia, spręsime. Reiškia, čia yra pakankamai svarbus dalykas, kurį mes turime, reiškia, suformuluoti. Ir, reiškia, pademonstruoti savo paslaugos arba produkto koreliaciją su, sakykime taip, kliento poreikiais. Sekantis yra antras, tai kokiemsgi klientams mes tokius dalykus darysime, kokiems klientams mes spręsime problemas. Kas jie yra tokie? Labai svarbu tai apibriežti, nes jeigu darysite visiems viską, tikrai niekas nesupras ir turbūt tas toksai produktas bus atmestas. Trečias, tai per kokius kanalus jūs tai platinsit. Tai irgi labai svarbu, nes dalį produktų, reikia asmeninių pardavimų, dalį produktų jos gali pardavinėti partneriai, kurie gali palengvinti jums išėjimą į rinką gerokai greičiau. Ketvirtas yra, tai kokie metodai pas mus yra pritraukti tos klientus, išlaikyti ir skatinti juos naudotis tą paslaugą arba to produktų daugiau. Šeštasis elementas, tai kas yra mūsų partneriai ir kas yra mūsų tiekėjai. Čia reikėtų dar taip pat pagalvoti apie tai, ne tik tai, ką jie mums gali duoti, bet ir ką mes jiems galime duoti.
nes iš to gali kimti tam tikros strateginės partnerystės, kurių pagalba jūs galbūt greičiau auksite, bus mažiau konkurentų ir panašių atributų. Toliau 7, tai kokius svarbiausius darbus turime padaryti. Tai pagaminti, sukurti, nusipirkti patentus ir panašius dalykus. Čia gal patentai bus prie resursų. Tai čia jau leidžiamės į 8 punktą, kokių resursų mums reikės, kad mes tos darbus galėtume padaryti. Finansai, įranga, patalpos, komanda ir panašus sprendimai. Ir turėdami šitą dalyką mes jau galime judėti link finansinės dalies. Tai kaip mes uždirbsime pinigus? Koks yra mūsų pajamų modelis? Ar mes norime parduoti brangiai vieną, ar mes norime parduoti, reiškia, kad ir centuką nuo kiekvieno, bet daug. Toliau kokia yra mūsų kainodaros taktika. Ir tada, reiškia, jau einam prie išlaidų. Čia yra pakankamai svarbi dalis. Ar susidaro, reiškia, skirtumas tarp to, ką jūs uždirbsite ir to, ką jūs išleisite pardavinėdami. Tai svarbiausi išlaidų straipsniai, koks santykis tarp fiksuotų ir kintamų išlaidų. Čia jau yra toks atsiperkamumo įvertinimas. Tai kągi, ačiū Jums labai už dėmesį. Rekomenduoju Jums paskaityti šitas knygas. Čia yra anglų kalba, bet man atrodo, kai kurie dalykai yra išversti. Žydrųjų vandenų strategija, tai man atrodo, Verslo žinios kažkada buvo išvertę. Jo, tai jau kai ką galima būtų pasiskaityti ir lietuvių kalbą, jeigu. Šiaip rekomenduočiau galvoti apie tarptautinius verslus, tai šiek tiek į anglų kalbą irgi nespjauti. Tai ačiū Jums labai už dėmesį.